Sveiki, gerieji žmonės, draugai ir nedraugai. Su gražiu dar vienu žiemos rytu. Va, negaliu nepasidalinti savo minčių apie vakar vykusį, kaip čia tą koncertą, spektaklį Benefisą Kapčiamiestyje. Net jeigu leisti galimybę, kad tas poligonas iš tikrųjų reikalingas, tai dabar kas vyko? Nusiuntė pačius beviltiškiausius žmonės, pačius kvailiausius, tai turiu omeny kariuomenės vadą Nebrendilą, kuris aiškiom nuostatom kariauti tik su Lietuvos žmonėmis, prieš Lietuvos žmonės. Ten tą Matonį, kuris sugeba kalbėti sklandžiai niekus. Ir naujas terminas krašto apsaugos dulkį. Tai čia toks ministras Kaunas dabar vadinsim krašto apsaugos dulkiu, nes, visiškai tuščia vieta. Visi matėte, kaip jie kalba, ką jie kalba, kaip jie argumentuoja, bet man pritrūko vieno dalyko. Jie ten netakoja pradėjo ir panašiai, o pritrūko labai paprasto dalyko. Atsiprašymo už COVID segregaciją kaukės galimybių pasus, už Grunskienę, už buvusį komisarą Požėlą, už teisėjus, kurie girti ir blaivi kelia žmonėms bylas, už pilietiškumą, už kiršinimą Lietuvos, už atviras jų pačių skatinamas patyčias, už Bartkevičių, už Bartoševičių, už Sėjoninę, už Ilgą ir Durną, turiuomenį prezidentą. Dar čia galėčiau visą sąrašą dėti šitų visų tokių šviesuolių. Jie meluoja, neturime mes 25 000 kariuomenės. Arba jie yra tokie besimptomė, panašiai kaip COVIDas. Tie kariai būtų matomi, suprantat, nebent jie skaičiuoja su Šaulių sąjunga, tai Čmil, Šimonytė, Minėdas ir visi, jeigu tai kariuomenė, tada galima priskaičiuoti ir visus kitus, ten nevykėlius, banditus, nusikaltėlius, ten marodierius ir panašiai. O atrodė graudžiai tas jų kalbėjimas, iš žmonių klausimą niekas neatkreipė dėmesio, kad jie neatsakė į vieną paprastą klausimą. Kai paklausė, kokios tos 8 vietos buvo numatytos poligonams. Tai tiksliau jie atsakė, koks tau skirtumas prie Latvijos sienos kaimelio pavadinimas. Tai yra nebuvo jokių 8 vietų. Bandė Žemaitijoje, bando dabar čionais. Jie neturėjo jokių planų, nebuvo jokių svarstymų, nerinko jokių vietų. Tiesiog tų 8 nėra, todėl jie negalėjo atsakyti. Bent jau galėjo susikurti kokį sąrašėlį. Bet to nepadarė. Dar vienas bendras toks dabar Lietuvos visų nusikaltėlių, šitų nevykėlių, kolaborantų bruožas yra neatsiprašymas už chamišką elgesį, už klaidas, už nuostolius Lietuvai padaromus, už žmonių engimą, nes jie tai laiko teisinga Lietuvai veikla, jie yra teisūs. Atsiprašymas tai reikštų, kad reikia stabdyti tą veiklą, kažką keisti. Bet jie to daryti nenori. Tai čia ne tik kariuomeniai, čia visur. Vat kas stebite OPTV laidas, aš ten tokio nevykėlio, tipinio socialdemokrato, kurie dabar yra teisme, paklausiu, ar bus atsiprašymas, sako, aš buvau 2 kart teisiamas. Lietuva primokėjau krūvą baudų už nieką, kaip dabar pasirodo. Jis mane išdurnino, jeigu bėgsi iš Lietuvos maždaug, tai čia nukrypdamas nuo temos drukteinių, jeigu aš bėgsiu iš Lietuvos, tai aš pirmiau tave už šlipso pakarsiu, ant šlipso už geros vietos, už kiaušų. Tai vat, su kuo turime reikalą, aš čia nukrypau, atsiprašau į tokią kvailą detalę, bet iš tikrųjų turime reikalą su chamais, nevykėliais, silpnapročiais ir psichopatais. Kitaip negaliu pavadinti. Ir čia jie yra, kad jie valdomi, dabar jau aš net jokių abejonių.
žmonių tujinimas, iš kur jis atėjo. Vat. Tai kariuomenės vadas jis snarglys, jis 40 keli metai yra, jis suaugusi žmogų vadina tu. Lygiai tą patį daro, man labai šlikštų žiūrėti būna, kada ir čia yra opozicijos politikai, vienas kitą vardais ten vadina. Yra vis dėlto bendravimo normos. Sakoma jūs, sakomos pareigos, sakomas vardas pavardė, ponas, gerbiamas, tamsta ir panašiai. Tai jie nuleido unitazo lygį visą šitą ir tujinasi. Bet pagrindinis, ką aš blogiausia pamačiau dabar, stebiu ir kuo toliau, tuo labiau įsitikinu, kam reikalingas mūsų kariuomeniai didelis biudžetas. Ogi tam, kad nusiaupti Lietuvą, kad nieko neįsigyti, neužtikrinti Lietuvos gynybinių pajėgumų ir išleisti pinigus, kad Lietuva liktų nuoga prieš Rusiją. Vat kokia jų pagrindinė priežastis. Čia tas žmonių kiršinimas, čia tas visas tyčiojimasis. Pastebėkit, kas krašto apsaugoje, ką mes matome, gal aš klystu, bet mes matome, kada svarsto apie gynybą. Būdavo dar šita bjaurybė kaip į Šakalienę, dabar truputį mažiau, bet subėga. Rokiškis Rabinovičius, šitas kaip jis, tas, dieve kaip tas žodis, Šarūnas Jasikevičius, marodierius, psichopatas marodierius, šitas Bartkevičius koks nors, Oleg Romanovski, tai yra toks Algis Ramanauskas. Vienu žodžiu, visi aršus psichopatai. Tai ar galima ką nors padaryti, įtikinti žmonės, suvarius visus šitos, kurios reikėtų garde laikyti ir pririštus, dar kai vienas kito nesugraužtų. Ką nors įtikinti, skirti pinigus jiems ir dar, kad jie jos skirstytų, suprantat? Man tai daugiau negu juokinga šitie dalykai. Čia, sakau, lygiai vyksta tas pats, pavyzdžiui, Vilniaus savivaldybėje. Vakar buvo tokia griūtis. Tai aš suprantu, kad daug sniego, bet aš jau kartosiu. Kiekvienos gatvės centimetro susiaurinimas prisideda prie spūsčių. Irgi jūs manot atsiprašys už tai? Ne. Vakar parodė, ką reiškia elektrinis transportas, pats buvau. Pridirbau už posų, sustojo troleibusas su baterijam ir viskas. Tai gerai, kad yra laidai. Tai čia reiškia, galima būtų bausti mane kaip už neprofesionalumą, bet kita vertus buvo parodyta, kas vyksta. Tiesiog sustos ir nėra. Ir pusė miesto stovi. Viešasis transportas dabar anekdotus daro, kadangi remontuoti neišeina, nenorim. Su žmonėmis kalbėti nenorim, mes laikom visokiais gyvuliais, o to šaltkalvius, dabar montuos temperatūros daviklius. Įsivaizduokit, visuose troleibusuose, autobusuose temperatūros daviklius. Ir jeigu bus labai šalta ar labai karšta, tai seni trešiai troleibusai šitie, jie vasarą nešaldo kaip reikia, žiemą jie nešildo. Senose Škodose iš viso nėra kondicionierių. Reiškia, signalas eis kažkam, greičiausiai tam pačiam centrui, kur valdo oro balionus, kurių mes irgi nematėme. Atvažiuos, reiškia, ir pašildys tą vairuotoją. Tai nežinau, ar atveš brendžio, ar po užpakaliu puslę pakiš kokią, ir po padai, žino, tos grielkos vadinamos su vandeniu. Ta prasme, daro kvailus dalykus. Tai čia viešasis transportas vienaip, bet kai su kariuomenė tokie dalykai vyksta, tai mano vienintelis būtų sakymas sustabdyti visiškai finansavimą, išvaikyti, išvalyti nuo viso šito brudo ir pradėti iš naujo. Darbą pamiršau apie tą gynybą. Rusų jie net nesiruošia mušti, jie ruošiasi mušti mus. Nei vienas neatsakė, aš jau gal 10 kartą kartoju, kam Lietuvos kariuomeniai riaušių malšinimo įranga buvo įsigyta. Tada dar vienas bekiaušis uniformuotas, kai paklausiau ten Kapčiamiestyje, kai jam prieštaravo, kad nėra
prieš lėktuvinės, prieš droninės gynybos, ji yra, pasakė. Nu, jinai besimptomė taipogi. Balionų mes numušinėti neprivalom, tai pasieniečių reikalas. Tai niekas nesako, kad juos reikia numušinėti. Tiek mano žinomi, tiek visų kitų žinomi kontrabandininkai tebe pardavinėja cigaretės pilnu tempu ir džiaugiasi, ploja šiam režimui. Suprantam? Jeigu jau kariuomenės vadas pradėjo atskirti balioną nuo paukščio ir jį mato, tai tiesiog reikėtų susekti, kur jisai nutūpstas balionas ir pasiūsti Bartoševičių. Nu, prieš tai paskiepijus nuo pasiutlygės. Nu, aš perkeltinė prasme daugiau, tai jų tokių ir daug yra. Idzelis ir panašiai, va tiesa dar vienas reprezentuoja kintis gynybą Idzelis. Tai nutyla, turbūt nebeleidžiam kalbėti, nes per durnas. Tad niekur pas jos galai nesueina ir aš nežinau, ar jie taip sąmoningai daro, ar jiems taip gaunasi, ar jiems nusispjauti, kalba beleką. Kur paklausai, klausimą neatsako arba sako blevizgą. Karo policija, jos reikalingumo aš visiškai abejoju, nes tai yra skirta kariauti su vidaus priešais, tai yra su mumis. Kažkaip teko kalbėti su karo policininkais, visai neutraliai kalbamės, tai jie dabar dar jaučiasi didvyriais, neįvertintais tokiais, va, už jų pasiaukojamą kovą COVID metu. Tai yra žmonių segregacija, stabdymą keliuose, stovėjimą po balkonėliais ir prie Seimo. Visa jų kova, suprantat. Taip kad, na, tiek to baigsiu aš tas nesąmonės. Tik tiek, kad pasakysiu tiek, kad jų juodinimas manęs, kitų mano draugų, žmonių, kurių pažiūros panašios, man skamba kaip apdovanojimas. Reiškia, kad einu teisingu keliu. Aš nenorėčiau gauti iš jokių apdovanojimų, jokių padėkų ir panašiai. Ir visiems linkiu taip manyti. Lygiai tas pats viešajam transporte, lygiai tas pats Vilniaus savivaldybei. Jeigu jūs valdžia apdovanoja, žmogau, pagalvok, ar viskas gerai su tavimi. Šiandien yra dėja taip. Tai va, dar ką pasakysiu, kas galėsit, čia greitai nesibaigs, paremkite Kapčiamiesčio žmonės, tai yra save, aš irgi, jeigu rasiu galimybę, pataikysiu laisvą laiką, tikrai dalyvausiu, būsiu. Mano indėlis menkas, bet jis labiausiai reikalingas pačiam man, tai supraskite ir kiekvienas priimkite, kad mums patiems to reikia, kad išliktume žmonėmis. Tai va, dabar jau tikrai ate.